Sveiki žvejai, noriu parodyti, kaip aš gaudau su spodu. Vienas syk pameravęs tik tais, kad nereiktų kiekvieną sykį ant koliukų likt matuoti. Visada gaudau ant 3 distancijų, pasirinkus 3 skirtingas distancijas. Mažiausiai 2, tai tikrai. Tai esmė tame, visi sportininkai turi, aišku, kiekvienam atstumui atskirus spodus, bet mes šnekam apie naujokus, apie pradedančius, kad jie turi vieną. Ir kad nereiktų kiekvieną sykį pulti matuoti su koliukais, tai parodysiu, kaip aš darau. 3 skirtingus atstumus su vienu spodu. Ir nereik man kiekvieną sykį lakstyti. Taip, kad aš nematuoju taip kaip visi, kad pasiemi už galų, kliūntas gal. Ir, žodžiu, pasiemi koliukus, kokį 30-40 cm, atsistoji per vidurį, 30-40 cm nuo koliukų. Pasidedi prie vieną galą ir išlaikai tarp rankų lengvai ir iš vidinės pusės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greitis milžiniškas, kada įgusi, tai galima iki 100 metrų labai greit suviniuoti. Reikia tik tais įgudimų. 1, 2, 3, 4, 5. Vienu žodžiu, sugalvojam gaudinti ant 80 metrų. Pasižiūrim, kur mano 80, 20 apsukimų, nes čia 4 metrai atstums. Čia užsiklipsuoju. Užsiklipsuoju ant 80 metrų. Viskas, turim 80 metrų. Ką mes padarom? Visą laiką tą galinį, paskutinį atstumą visą laiką paliekam užklipsuoti. Dabar taip, gaudysim 80. Kibimas. Ką sutrukdė karščio kibimas. Pratęsiu mintį. Žodžiu, turim 80 metrų užsiklipsavę. Dabar reikia kitą. Pavyzdžiui, pasirinkam, daleiskim 40 metrų. 80 yra užklipsuota. Vėl paėmam. Vėl tą patį. Atsistoji 30 cm nuo koliukų per vidurį. Iš vidinės pusės. 1, 2, 10. Daleisk 11, 44. Dasitempiam čia. Viskas, turim 44 metrus. Ką mes padarom? Mes padarom, yra, kaip rodžiau kitose videose, mierką. Atsiplėšam, atsikirpam lipnios juostas, užsidedam mierkutę ant 40, ant 50, kiek čia sugalvos. Šalia nukirpam, viskas, turim antrą mierką 44, daleiskim metrų. Identiškai tą patį pasidarom, susukam viskas. Mes jau turim 2 mierkutės. Vieną 80 metrų, kitą 40 metrų. Lygiai tą patį identiškai pasidarom, norim ant 70, dar ant kiek. Daleiskim tik tais, kad 2 baltos juostelės nesipintų. Aš daleiskim 80 yra užklipsuota ant ritas, 70 yra balta mierkikį. O 60 užsižymiu ir su juodu markeriu pasižymiu juodą, kad 60 metrų. Viskas, turim 3 mierkikės. Dabar yra užklipsuota ant 80. Daleiskim, aš pajaukinu ant 80. Viskas. Aš to paskutinį klipsą nepaleidžiu. Suku ritę, kol man pareis iki čia baltą mierkikį. Baltą mierkikį tik parein, užsiklipsavau, žinau, kad čia mano 70 metrų.
pajaukinu, kiek man reikia, tą 70 metrų atsiklipsuoju, tada trauku, kol mano vėliavėlė bus juoda. Užsiklipsuoju, tada žinau 40-50 metrų, kiek būsit pasidarę. Viskas, aš vėl jaukinu artimiausią distanciją, po viso jaukinimo numetu klipsą, žinau, kad mano vėl stovi klipsas ant 80 metrų. Viskas, vėl pradedam jaukinti. Čia tokie, kada reikia vasarą jaukinti kas valandą, kas dvi, po kelias pombas, tai nepamainoms dalyks, nereikia ten šokinėti, kiekvienas įk matuoti vėl. Žinau, kad mano užklipsuota paskutinė 80, einu pajaukinu 80, dasitempu vėliavėlį baltą, iki čia dainmerkikį, užsiklipsuoju, žinau 60, vėl pajaukinu, dasitempu juodą 40 ar 50 metrų. Vėl pajaukinu, vėl atsiklipsuoju, vėl turim paskutinį matavimą 80. Ir aš pradžioj žvejybas žinau, ant kokio atstumų gaudysiu, taip kad man vienas įk reikia susimeruoti, užsidėti merkytes ir viskas. Ir aš daugiau nebeinu ant koliukų. Gale žvejybos pašlapini tą juostelę, stipriau patraukiant, viskas nusiema, nusivalo ir geriausias variantas. Kiti matuoja taip, atsistoja ten, čia kažką tai skliūn, čia. Geriausias yra matavimas, atsistoji per vidurį, dar tik demonstruoju, pastatai. Tau tik reikia šonu judėti ir viskas. Iš vidinės pusės. 1, 2, 3, 4, laisvai viskas. Ir buolia. Merkikį daja, merkikį šit yra. Tai reiškia, čia jau užsiklipsuoji. Nu, kaip kada numeti, aš dasitraukiu iki čia. Žinau, kad mano balta vėliavėlė yra 70 ar 60 metrų, ten daleiskim kiek. Vėl aš klipsą dedu, pajaukinu, atklipsuoju, dasitempu iki juodos ir aš 3 distancijas valdau vienu tik atmatavimu. Geras daiktas, naudokitės. Kažkas čia klausė daug kas, kaip aš vietą pasirinku. Dėl vietos pasirinkimo visada gaudau 3 meškerės. Čia daleiskim 60 metrų, 70, 65. Aišku, krantas. Tikrai visada siekiu ar kažkokių kupstų, ar žolių. Jeigu išeina damesti, gaudau visą laiką šalia kranto, kito kranto, čia priekrantės. Visą laiką pasirinku kitą krantą. Jeigu nėra kažkokie pasirinkimai, neįmanoma damesti, yra tik tais atviras vanduo, tai visada pasirinku distanciją, daleiskim tokią, kokią visada galėčiau jaukinti tiek vėjai sukilus. Optimaliausia distancija 80 metrų, daleiskim, ar vėjas sukils, ar ne vėjas sukils. Ta prasme, aš kiek suprantu, jaukinti reikia kuo tiksliau ir vieną tašką. Tai distanciją pasirinkti nereikia mesti belenkiek, kad meti 120 vėjas sukila, paskui nedagaudai. Vienu žodžiu jaukinu su spomba 65, 70 ir 60. Jeigu, aš taip galvoju, jeigu jaukinu, spomba įkrenta. Čia įkrenta spomba. Pašaras vis tiek pabyra plačiai, jeigu koks 3-4 metrai gylė, tai to pašarą pasiskleid daugiau. Tai visada apgaudau, nebijau gaudyti 70, šiam 8, visada gaudau už pašaro. Ieškau už pašaro, pasitikti žuvį. Visada, jeigu pasitinku žuvį, jaukinu dar, leiskim čia glory fishų, ar ten belenkokių, kokį jūs naudojat, tai visą laiką masalą bandau iš toliau, vis tiek tirpsta boilis, skleidžiasi pH kažkokie, tai visada žuvį bandau pasitikti su tokiu pat boiliu, kažką biškiai išbalansavęs, pakeitęs viršūnėlę kažkokią, tai ieškau apgaudyti. Nebijau, pavyzdžiui, daleiskim 70 jaukinu, tai 80 numesti, 78, šiam 76,
Jeigu čia šiam 5, tai iki 70, 72, 73. Nes jaukas vis tiek krenta, tai tu numetei čia vienas iki, tai tu vienas iki čia, kitas iki čia, kitas iki čia. Nu tikrai tu nesumesi tiksliai į tą vietą. Tai visada aš apgaudau tašką. Stengiuosi tokiu pat skoniu pasitikti karpį, kur jaukinu. Jeigu jau gaudau taške, kur 70, čia jaukinu, čia visas mano pašaras, stengiuosi mesti vidurį, bet tada iš viso jauko išskirti builiuką. Tai tiek PVA visai skirtings, tiek builis, daleiskim, jaukinu žuvinį, tai į centrą įmesiu kažkokį vaisinį, ryškų, labai iššaukiantį, kad iš jūsų tos visos krūvos jis sugalvotų paimti šitą. Nes esmė tame, jeigu daug pašaro primesta ir jūs neįskirsit savo pašaro, iš pašaro jauko, tai, kobinuką neįskirsit, nemanau, kad jis aprinks aplinkui. Esmė tame, kad gaudyti visada už taško yra gerai, nes žuvis didelė, tai tikrai neina į jūsų šeriminę bazę. Tie mažiukai, durniukai dar, kaip sakant, faktas, kad jie eis. Bet didelė žuvis visada apgaudau aplink tašką. Aišku, vis tiek nebus kaip blynas visur vienods, yra kažkokie perkritimai, ein vaga, išgilėjams, tai visada geriausiai gaudyti iš vagos išeinant arba prieš vagą. Vagoj, nebent rudenį vėlai ar pavasarį, bet vasarą stengiuosi, jeigu randi vagą, tai gaudyti iš vagos išeinant arba prieš vagą. Ant to pasitikimą. Jeigu iš vis nėra juokia lygus, būna, kad lygus kaip petelni, pasirenki savo priimtinus distancijas, kur tikrai mesi tiksliai ir bandyti žuvauti. Gavus gražus piešinukas, šypsenėlė.